jūsų laukiam. Pasakykit, laukiam. Laukiam. Visi įsitempė jau, aš galvoju. Nes turiu pirmas kastinėlis, tai yra vyro. Kelkime jam vartus. Kada nori? Nieko ne. Nereikia. Šalin. Šalin. Nu, palauk, dar. Ai, nebaigim, gerai. Labai buvo saldus bučinys. Čia ir būtų. Dabar štai kokia jų užduotėlė. Abudu pasitaikyti ir ką nors visiems čia esantiem, kurie čia susirinko, jūsų pagerbt, su jumis kartu pasičiaupti, parodyti jums savo meilę, pažadėkite mums visiems, ir praeisi pro šitos vartus. Mes jums pažadam, kad labai mylėsim vienas kitą, mylėsim jūs visus ir tikrai nepamiršim. Ir kviesim į visas savo šventes. Visus! Tai kasmet vestuvių kartu. Galite praleisti. O dabar, kadangi jau matote, kas stovi prieš jūsų akis, tai tie žmonės, kurie jūs pagimdė, užaugino, mylėjo, globojo, išleido į šitą didelį kelią ir šiandieną jūs tapote irgi vyru ir žmona. Galvoju, kad jums reikia pralyst pro tokio aukščio kaspiną ir jūs automatiškai nusilenkdami jiems už viską padėkosit. O dabar jau tėvelis ir mamytė, ir močiutė. Tarsi jums žodelį. Brangus vaikeliai, paimkite taurę iš mūsų rankų, mylėkite manęs, mumis visus močiutės, tėvelius. Mes jums gerbsim ir mylėsim iki grabo lentos. Neužmiršime jūsų ir jums padėsim bėdoje, varguose ir linksmybėse. Pasikvieskite mumi linksmybę. Prašom. Nuvaliu! Tunelis. Gyvenimo duona ir druska. Sunkiausius laikus žmonės išgyveno vien dėl to, kad buvo vanduo ir duona. Vadinasi, išgyvent galima. Vadinasi, tai ir yra svarbiausia. Pažadėkite, ką nors į ausytę. Ir paleiskite, tegu Dievui į ausį nueina jūsų pažadas.